labas. Ryšys susivaikščios, bus viskas gerai. Na, o aš ateinu dabar tiesioginiam eterį pasidalinti su tavimi ir pakalbėti apie odos barjerą. Kas yra svarbu, kas tai yra odos barjeras, dėl ko tai yra svarbu atstatyti, sutvarkyti ir turėti stiprų odos barjerą, kodėl tu negali gauti geresnių rezultatų, kai naudoji stipresnius produktus, bet nematai tų rezultatų, kaip veikia Barrier Booster sistema. Aš kaip tik su tavimi pasidarysiu su nauja linija Barrier Booster procedūrą veido odai ir trumpai pasidalinsiu, kas yra ypatinga, kas yra reikalinga, kaip veikia, kad tu suprastum, ar tavo odai to trūksta, ar norisi, ar ne. Tai pirmiausia, pradėkim nuo to, kas yra odos barjeras. Odos barjeras, nuo odos barjero priklauso tavo odos rezultatas, tokio, kokio tu sieki ir nori. Jeigu tu nori skaisčios, lygios odos, be paraudimų, be kapiliarų, be dehidratacijos ir taip toliau, ir didesnių porų, vadinasi, visa tai, ką tu turi, tavęs netenkina. Odos barjeras būtent yra mūsų epidermio dalis, visas viršutinis odos sluoksnis, kuris yra labai greitai pažeidžiamas. Jį veikia aplamai kiekvieną dieną daug reiškinių. Saulė, vėjas, šaltis, ultravioletas, aplinkos tarša, viskas. Jeigu tu išeini į gatvę, aš kaip sakau, jeigu tu išeini į gatvę nuogu pliku veidu, tai palaipsniui tavo oda gaus pokyčius ir pasekmes. Todėl aš, pavyzdžiui, ir visažistai, patyrę visažistai, jie ką sako? Neik į lauką nuoga. Tugi neini į lauką tik tai su liemenėle. Vadinasi, užsidėk, pamaskuok odą ar BB ar CC kremuku, kažkuo tokiu, kad tavo oda turėtų paltuką. Ir tuomet tu būsi rami. Tai apie tai. Pažeistas odos barjeras, tai yra lygu tam, tavo kiti produktai, kuriuos tu naudosi, veikliąsias medžiagas turės, vitaminas, galbūt C, dar kažkas, tu nejausi efekto, nes pats odos barjeras yra jau pažeistas ir pačios medžiagos nebesigeria taip į dermą. Barrier Booster sistema, kurioje yra visas kompleksas atstatymo, kuriame yra visas barjerų atstatymo, tai yra 3 stiprūs komponentai. Tai yra niacinamidas, kuris šviesina veido odą, skaistina veido odą. Labutis Raimondėlė, labutis Ingutė. Faina, kad jungėtės, ačiū, kad esat kartu. Kuris skaistina veido odą ir mažina paraudimus tavo veido odoje. Vadinasi, kada tu turi rožinę, galbūt kapiliarai, jisai tiesiog nuima visą intensyvą. Niacinamidas. Keramidai tarsi užpildo, tarsi yra kaip užpildas. Įsivaizduokit, kad jeigu mūsų oda yra pažeista ir jinai yra tarsi suskilinėjusi, į karštą, į šaltą puoduką įpylėt molinį karšto vandens ir jisai suskilinėjo, ne?
Vat mes žinom, kaip atrodo suskilinėjimas. Tai taip atrodo mūsų oda. O keramidai ką daro? Keramidai sulipina, sujungia visus įskilinėjimus odoje ir padaro vieną bendrumą, vieną elastingą odą. Dabar dar kitas peptidai. Peptidai, čia yra kelios rūšys peptidų, aš dabar galbūt pasidarysiu kartu, iš karto gerai, atiduosiu, aš esu nusipraususi veiduką savo prausikliu, imu toniku, jisai toksai yra kaip pienelis, skystas. Peptidai įeina, peptidus mes turim netgi kelių rūšių ir ką jie daro? Jie tiesiog užpildo tas vietas odoje tarp porų, sulygina visas veido odos vietas, ten, kur yra tuščia, ne, tai tarsi užpildas. Ir tuomet, ką dar daro šita linija, man labai patinka, aš labai matau rezultatus, nors aš neturiu poras didelių porų, bet aš matau, kaip tos poros pas mane jos mažėja, kaip jos traukiasi ir man išvis dar kas tai yra. Va, paimu dabar serumiuką. Šito serumiuko jisai turi glas ir duoda vat būtent tie peptidai, kai jie užpildo mūsų odą, tarsi užpildas, ne, pasidaro. Tai tie peptidai duoda būtent, kai užsipildo, duoda tą glas efektą, ne? O tai dabar, kol visi protėja dėl to, makiažus darosi, aš netepu daug, nes po to aš dėsiu vis tiek dar čiut kremuko. Vat. Dar ir čia trupučiuką, vat. Viskas. Aš viskas spindžiu. Aš atsisėdus labai šalia lango, labai natūraliai matyti mano odą, norėjosi, kad vat ir tu matytum. Tai būtent šios dar kol dabar geriasi serumiukas, aš užsitepsiu paakių kremuką ir va, labai nedaug paakių kremuko tepuosi. Aišku, paakius visą laiką atgaivinu, va, pavyzdžiui, dabar šiluma pas mane pajungta didžiajam kambarį ir aš vis iš karto jaučiasi man oda, kad man reikia drėgmės. Tai kada mūsų oda atrodo gerai, kada jinai yra laiminga ir kada jinai kalba apie sveikatą ir grožį, kada jinai yra užpildyta, kada jinai yra sveika, kada jinai turi drėgmės. Kiekvienam odos tipui yra reikalinga drėgmė, ypatingai dabar, rudenį ir žiemą. Išgirskit, saugokit savo odą. Kartais ir girdžiu tokių dalykų, kitos moterys sako, aš žinok, iš vis nieko nenaudoju, man be kremų, aš turiu labai gerą genetiką ir taip toliau, viskas yra gerai. Bet jūs nežinot, kada jūsų oda jums prakalbės apie problemas ir jautrumą, kada jinai bus išdirginta ir jūs negalėsit nieko užtepti. Kol galit, kol oda jums leidžia apie tai jausti, tai yra nuostabu. Dabar, kas dar yra, ką dar noriu pasakyti, kad nutupėjau koją. Ką dar noriu pasakyti, kad ši linija Barrier Booster, joje taip pat reikalinga, su ja reikalinga SPF naudoti, vat kai išeinat į lauką, ir nes joje yra aktyvieji stiprus niacinamidas, keramidai. Niaciniamidas labiausiai veikiantis, jisai gali aktyvuotis ir pigmentinės dėmes suaktyvinti. Todėl reikia saugoti, galbūt jūs naudojat BB pudrytę, SPF 30-40 arba kitą pudrytę, nu tiesiog tai yra reikalinga apsaugoti. Dabar, kada dar šitos Barrier Booster odos stiprinimo produktus galima naudoti, bet kai yra niaciniamidas, keramidai,
jis taip pat labai yra gerai ir probleminiai odai, kada yra aknės požymiai, kada yra oda išraudusi ir raudoni tie spuogeliai, tai jis labai labai gerai. Žinokit ir ieškokit sudėtyje esančių niacinamidų ir tokiu atveju padėsit savo paaugliukui arba savo, kada jūs turit rožinę intensyvesnę, pagerinsit savo odos būklę, atstatysit, subalansuosit. Manęs klientės būna klausia, gavau klausimų, ar aš galiu naudoti paprastai visą laiką. Taip, dabar, kada norisi odą stiprinti, atstatinėti, galima, bet su tokiais ingredientais aktyviais taip pat dar reikia turėti ir savo liniją. Na tai ką aš dabar noriu pasakyti? Aš noriu pasidalinti savo rezultatais, ką jaučia mano oda. Aš naudoju jau savaitę laiko, naudoja ir vyras, palepinu ir vyrą. Tai fantastinis jausmas, kada tu jauti odą elastingą ir stangrę. Įsivaizduoji tą jausmą? Pamatyti savo odą elastingą ir stangrę. Atrodo, jau ir tai naudojo produktus, kurie yra, tikrai duoda rezultatus, bet čia tarsi putlinimas įsijungia ir aš buvau sužavėta. Ir netgi, kai makiažą užsitepi, oda dar kitaip atrodo. Jinai turi, ką jinai turi? Kai jinai turi tą glass effect spindesį, tai kada tu užsidedi pudrytę, tavo oda tiesiog tarsi pamaskuoja visas mimikos raukšlytes. Ir jinai atrodo max. Aš vakar dariau laivą ir buvau su makiažu ir tikrai fantastiškai atrodo, tikrai oda tobulai. Taip, kad moterys mylėkit save, rūpinkitės savimi, tuo aš užsidedu dabar kremuką. Kremukė yra 50 miligramų. Tai jūs įsivaizduojat, kiek čia visko daug yra. Kiek mes visko daug turim, talpa tikrai didelė ir aš nežinau, man kai visa šeimyna naudoja, jau ir dukra naudoja, aš jau dukrai nededu daug aš kremuko, tikrai nedaug dedu, aš tai visą laiką susišildau delnuose, nes nenoriu, kad darysiu ir įrašų darysiu, tai noriu, kad makiažas gerai atrodytų. Bet man daugiau rūpi dekolte. Viskas. Aš einu, aš dabar keliauju savo į dieną, turiu dabar online pokalbį apie verslą ir tuomet viskas pasidarysiu makiažą, pilnai viskas susigulės, susigers ir ko daugiau reikia? Ko daugiau reikia tom moterim? Mylėti save, matyti besišypsančią odą, tolygę, sveiką, primaitintą. Ir viskas visai kitaip. Tai tiek norėjau pasidalinti. Jeigu ir tu turi problemų, galbūt nori, nerandi to tinkamo produkto, tos tinkamo veiksmingumo, kas galbūt galėtų būti, kreipkis, mielai pakonsultuosiu. Grožio srityje dirbu jau virš 10 metų, puikiai žinau, su tūkstančius moterų užkonsultavusi ir puikiai žinau, kas gali padėti kiekvienam. Tad mylėk save ir būk graži, kitaip čia nieko nepasakysi, bėgu į dieną, iki.